Labas vakaras. Labas vakaras. Ar kalbu su Edmundu Jekilaičiu? Taip. Čia jums skambina Janina. Norėjau, žinokit, jūs iškuliuot. Aliu, Koliokit. kodėl jūs paskutiniai laidoj taip įžeidinėjot savo oponentą? Pakviečiat į laidą, jį po to taip iškuliuojat iš šuns dienas. Kokį oponentą? Tai ką jūs pats neatsimenat, jūs puikiai žinot, apie ką aš šneku. Nu tai jūs pasakykit kokį. Aš nieko jums nesakysiu dėl to, kad jūs pats viską žinot. Kodėl jūs taip pasielgit? Iš šuns dienas išdėjo žmogų. Ponia Janina, kaip sakėt, ponia Janina, Taip, ponia Janina. gerai varat. Gerai varot, jūs dabar ne apie tą šnekam, pasiteisikit, kodėl taip elgitės. Ponia Janina, labai malonu, kad paskambinot. Klausykit, o gal jūs galit prisiminti, su kuo aš kalbėjau? Ne, aš dabar specialiai pasakiau savo, kad nesakysiu, apie ką aš šneku. Jūs pats turit žinot, jūs gauna didelius pinigus už tą kiekvieną laidą. Gerai, klausykit, labai tikrai įdomu su jumis kalbėti. Gal dar ką papasakokit? Už ką jūs tą žmogų taip suvartit? Ponia Janina, jūs esat nuostabi. Aš žinau, kad aš nuostabi, bet ne apie tą dabar eina šneka, žinokit, pons Edmundai. Oi, ponia Janina, skambinkit man dar gerai kada nors. Kada jums paskambinti? Nu paskambinkit, kada jums norėsis pakalbėti, paskambinkit. Tai gerai, bet sakykit, už ką jūs tą žmogų taip įžeidinėjot? Ar taip jums bosas liep? Jūs bosas taip primokė? Jeigu jūs man tik pasakytumėt, ką tokį aš įžeidinėjau, tai aš tada jums galėčiau paaiškinti. Tai palaukit, paskutiniai laidoj, taigi aš daug jums pasakau jau užuominą ir taip, ką jūs girtas tą laidą vedėt, neatsimenat? Nu, negirdas, nelabai girdas. Nelabai girtas, man irgi tai pasirodė, kad truputį išgėręs, tik tai salaus gal. Gal tik Ponia Janina, kaip man? Klausykit, ponia Janina, gal jūs kokią istoriją man gali papasakoti? apie ką jums papasakot, nieko aš jums nenoriu pasakoti dėl to, kad norėjau atsakymų iš jūsų sulaukti. Supratau. Ali. Ponia Janina, žinokit, aš jau atvažiavau į LRT, jau turiu eiti kitų žmonių šitą, kaip ten jūs sakėte, ką? Suvartyt. Sakykit, jūsų mafija susidėjęs ar nesusidėjęs? Susidėjęs, aišku, susidėjęs. Bai, o Jėzus Marija, tik kaip jūs šitaip galit mulkit žmonės per akis. Nu va. Nu va, Tai klausykit, ponia Janina, jūs turbūt šitą iš kokio nors radijo skambinat, bet kuriuo atveju labai malonu. taip, labai teisingai, žinokit, labai dažnai pasirodau Marijos radijui, pravedu savo laidelės. Labai daug žmonių susidomėjo, į Pūkų radijui esu kalbėjus. Ir žinokit, aš noriu su jumis susitikti akis į akį. Pašnekėt, va jūs tada ką pažiūrėsim, kai būsit mandras. Gerai, ponia Janina. Labai mandravojat, Ponia Janina, jūs neužsigausit, jeigu aš padėsiu ragelį jau. tai kodėl jūs taip elgiatės šelmiškai? Nu, aš matot, turiu eit kitų laidų vest, negaliu. Ir vien tik pinigai vyra jum į kišenę, taip už kiekvieną laidą. Apmokytas jūs. Ponia Janina, tai ką, tai laimės jums, sveikatos, meilės, Kaip visko geriausio. Kaip toj dainoj sako, laimės į džiaugsmo, meilės į skausmo, taip. Taip. Nu, pons Edmundai Jekilaitį, žinokit, aš su jumi noriu akis į akį susitikti. Baisiai chuliganavotas pasidarėt. Klausykit, ponia Janina, aš tuoj tada persijungiu, nes nenoriu prarasti šitą malonumo gyvenime su jumis pakalbėti. Aš tuoj persijungiu iš laisvų rankų į turtų. Ar girdit mane? Girdžiu viską, taip. Alio. Alio, girdžiu. Girdit.
Taip. Tai va, tai ką, tai sėkmės jums tada. Tai jūs mane atsakėte į mano klausimą, kaip čia dabar taip elgiatės negražiai ir chuliganiškai. O koks klausimas buvo? Tai jūs girtas, kad neatsimenat. Aš klausiu jūsų, pasiteisikit man. Ponas Edmundai. Aš žinokit, žadu ant jūsų parašyti pareiškimą už šitokį elgesį. Gerai, parašykit to. Parašysiu, jūs negalvokit, aš sušiksiu jums visą karjerą. Nu ką daryti, dirbsim su šiktinu, ką daryti. Niekur jūs nebedirbsit, kalėjime sėdėsite lovą trinsit. Kai pradėsiu kalbėti apie jūsų visas išdaigas, tai jų bus problemų labai daug. Gerai, supratau. Gerai, Edmundėlė, susitiksim teisme, man atrodo. Gerai. Paduosiu už tai, kad jūs girtas vedat laidas, žmonės savo, kuriuos pakviečiat, išlasdavojat, visiškai nesiorientuojat aplinkybėse, kad rusai gali mus užpulti. Jūs nieko nematot. Tik tai pinigus matot, eurus. Nu, vis tiek geriau negu rublis, ne? Tai geriau negu rublis. Litas buvo geriau, žinokit. A ne, jums geriau buvo. Man litas buvo prie širdies, aš Maironį, žinokit, labai gerai, labai širdį. Piniginės trūkdavo. Taip. Gerai, Ponas Edmundai, tada jūs eikit miegot, nes jau prisigėrit pakankamai, manau. Gerai. Tai ką, iki malonių. Viso gero.